Sveiki gyvi visi, kaip gyvenat? Aš grįžau po atostogų, praeitą savaitę atostogavau, buvau Nidoj. Blemba žiauriai gerai pailsėjau šiaip, tai šią savaitę vėl grįžau į darbą. Tai va, šiandien antradienis, pardavimų beveik nėra, tai labai lėtai šiandien. 7:30 važiuoju į ofisą, nes karočią palikau savo telefoną. Jau pusiaukelė realiai nuo namų. Karočią prisiminiau, kad raktelio nepasiėmiau nuo durų. Apsisukau, važiuoju dabar atgal namo, tai nežinau, reiks vėl važiuoti į ofisą karočią. Žiaura. Varau dabar namo, ką daryti. Pirma tokia diena, per atostogas porą gerų dienų tikrai turėjau su pardavimais. Viena 2 PM buvo lėtais su centais ir kita diena 2 2 gal pristokia. Šiandien vienas seilas, vakar irgi vienas seilas, gal užvakar irgi man vienas seilas. Nežinau, keliu po vieną video, kaip ir visada į YouTube'ą. Peržiūrų kažkodėl beveik neberenka, nežinau kodėl. Tai karočią lievai, reikia filmuoti daugiau. Gavau šiandien 2 naujus variantus savo produkto. Nu tai blėt, aišku, kad bus brokuoti abudu. Tai gavau tos produktus, apsidžiaugiau, zaibys galėsiu filmuoti. Nichuoja negalėsiu filmuoti, karočią. Iš naujo užsisakiau, ką žinau, iš kito pardavėjo. Nu bet blemba vėl dabar, nežinau, bent jau 2 savaitės eis. Nu, karočią, nežinau, lievai tikrai. Bet yra ir gerų žinių. Rugpjūtis pakol kas jau geriausias mano mėnesis naujas. Buvo 1 Liepa geriausias mėnesis, dabar jau rugpjūtis. O dar rugpjūčio liko 10 dienų, ar kiek šiandien 20, tai dar liko laiko. Nors dabar seilai visai nukrito, bet laiko dar yra, tai pažiūrėsim, kaip seksis likusi rugpjūčio dalis. Jo, parodysiu, gale mėnesio turbūt parodysiu rezultatus, bet jo, šitas mėnesis naujas rekordas mano, tai žiauriai džiaugiuosi. Jau padariau daugiau negu darbę padarau, tai čia žiauriai zaibys, labai džiaugiuosi. Tai va, Nidoj buvau praeitą savaitę, tai pailsėjau blemba, tai žiauriai faina buvo, ten viešbutukė tokiam apsistojom. Faina pakeisti aplinką, tikrai faina. Pamatai visokių naujų dalykų, ten Nida ypatingai. Nida realiai Lietuvos Dubajus, aš sakau, ten visi su makanais važinėja, su mersais visokiais ten, nu, blemba, žmonės su pinigais važiuoja. Tai faina aplinka, tikrai blemba, Rolls Royce visokie, o blėt Ferraris, kalbant apie mašinas. Jo, kalbant apie mašinas. Žodžiu, Nidai ten prisižiūrėjau visokių mašinų gražių, blemba, nu. Ir tu pamatai, kad, nu, blemba, žmonės pinigų turi, tu irgi galėtum pasidaryti tokių pinigų. Ne taip greitai gal, aišku, ne iš dropshippinimo, bet, blemba. Tai jo, tą aplinką pakeist žiauriai nice. Čia Vilniuje, aišku, irgi prisižiūri tokių vaizdų visokių, bet ten tai visai kitas dalykas. Ten, nežinau, spa, karočią, pastatytas vidury miškų, ten daugiabučių bele kiek. Mašinos naujas, stovi, užsimotyvavau baisiai. Dabar, o, draugelis prie Antanas. Jeigu Antanai žiūri, mačiau, tai dar perėjai. Ja. Važiuosiu tuoj į ofisą iš naujo, karočią, tai tuoj grįšiu. Okay. Ignore that little feeling in your gut, you know I treat you good. Ignore that little feeling in your gut, you know I treat you good. Sveiki, sekanti diena. Vakar buvo žiauriai lieva diena tikrai. Tiek daug visokių šūdų įvyko. Palikau telefoną darbę, su kuriuo turėjau filmuoti. Negalėjau postinti. Reikėjo važiuoti pasiimti. Sugaišau 1,5 valandos, kol nuvažiavau, nes nuvažiavau, pusiaukelėj buvau, raktelį pamiršau nuo ofiso. Grįžti reikėjo, nu karočią, tada važiavau 2 kartą pasiimti. Pasiėmiau telefoną. Gavau kortelę banko naują, kuri buvo padaryta ant mano dropshippinimo sąskaitos. Ne ant tos sąskaitos padarė bankas. Nu zaibys. Gavau 2 produktus. Žiauriai norėjau pradėti testuoti. Abu brokuoti. Karočią, žiauriai lieva diena. Tai va, šiandien geresnės nuotaikos ir yra didelių naujienų. Tai šiaip net jaudulys kyla, tiesiog. Žodžiu, nuspaudžiau gaiduką ir atidaviau prašymą išeiti iš darbo. Tai žiauriai džiaugiuosi. Nežinau, gal aš labai sureikšminu, bet kai aš 3 metus ten atidirbau, tai, nu, blemba, vis tiek daug laiko ten praleidau ir, nu, jau buvo mano gyvenimas. O dabar
nu, realiai pasikeis gyvenimas, tikrai gan drastiškai pasikeis gyvenimas. Jo, ir neramu iš dalies, ir žiauriai noriu maks išspausti iš savęs. Pažiūrėsim, kaip seksis. Aišku, nuo manęs priklauso, vis tiek didžioji dalis nuo manęs priklauso, kaip man seksis. Bet ir nerimas toks yra, nes, nežinau, nėra garantijų. Tiesiog nėra garantijų. Tuo labiau dabar pardavimai realiai nebekrenta. Šiandien nei vieno neturiu dar pardavimo, o jau 4 valandas. Nu tai, ką žinau, tipo, seilų nėra, žodžiu. Tai nežinau, žiūrėsim. Dabar noriu šiandien užsisakyti naujus produktus kelis. Kai išeisiu, pradėsiu testuoti maks, kiek išeina. Dabar realiai po vieną video į dieną vienam produktui padarau. Tai, ką žinau, aš labai lėtai kol kas. O kai išeisiu, būsiu, karočią, pilnai locked in. Tai žiauriai gerai, nes, nu, nežinau, tipo, aišku, nėra tų garantijų, bet aš manau, kad aš galiu padaryti, ką aš noriu padaryti. Reikia surasti tikrai gerus kelis produktus. Ir manau, bus labai gerai viskas. Žiauriai nekantrauju, žiauriai laukiu, noriu greičiau išeiti, full time varyti dropshippingą. Nežinau, ir baisu, ir nekantrauju, ir bijau, ir džiaugiuosi, nu karočią, viskas viename. Man didelis žingsnis yra žiauriai, nes aš 3 metus ofise, kaip sakiau, dirbu. Dabar gyvenimas pasikeis tikrai. Nu, blogiausias, kas gali vykti, tai grįšiu atgal darbą, ką žinau. Kalbėjau šiandien su bachūrais iš Discordo, tai sakau, blogiausiu atveju su Ronu nusipirksiu ir karočią boltą vežiosiu. Irgi zaibys, ką žinau, man tai patiktų. Tai pažiūrėsiu. Nu, bet zaibys, gerai, viskas okei, džiaugiuosi tikrai. Pliavo, sunku pagalvoti, kad nereiks važinėti į ofisą rytais. Pliavo, kaip gerai, nežinau. Svajojau apie šitą jau senai, tipo, kad savo pats karalius, karočią, gali daryti, ką nori, kada nori. Nu, aišku, aš tam laisvo laiko žiauriai daug tikrai neturėsiu, manau, dar daugiau dirbsiu, negu dabar dirbu. Nes ant manęs visa atsakomybė, visa našta ant mano pečių. Bus, manau, sunku, bet aš pasiryžęs. Tai va. Pokyčių metas. Rugsėjo 9 bus diena. Dabar yra rugpjūčio 21. Dar laiko turiu. Reikia gauti produktus kelius, susidaryti naują dienotvarkę. Ir jo, daug pokyčių bus, tikrai daug pokyčių. Tai reiks kažkaip įsivažiuoti. Ir žinau, kad bus pradžia tikrai sunki, bet vis tiek zaibys. Džiaugiuosi. Tikrai džiaugiuosi. Jeigu dar seilai dabar kristų, tai iš viso būčiau ramus. Bet dabar, kai seilų nėra, tai kažkaip nėra ramu, taip kažkaip, nežinau, nepatogu net. Bet, nu, padarysim tus seilus, nieko. Tai va. Tokios naujienos, gyvenimas keičiasi, reikia taikytis, bet, nu, laikas, nu ką, žinau, tikrai laikas jau buvo, nu, kiek galima tą patį per tą patį daryti. Ofise padirbi iki 4, grįžti namo, pavargęs, galva nebedirba, nes prie kompų sėdėjai visą dieną. Ten nuvarai, pafilmuoji vos, ten videos ant greitųjų sumontuoju, nes galva nebedirba. Ir viskas, nors toks ir tokia diena, nu, karočią, lievai būdavo tikrai. Ir dabar dar lievai, bet, nu, pasikeis gyvenimas, reiks įsivažiuoti ir padarysiu maks, ką galiu padaryti ir manau, kad čia gali būti geriausias sprendimas mano, nežinau, per daug metų. Tai pažiūrėsim. Geras, šiaip džiaugiuosi tikrai. Bus įdomu. Prisijungit prie mano Discordo, jeigu norit. Organic dropshipperiai lietuviai susirinkę. Tai visi dalinamės idėjomis. Ten video tipo review darom, patariam visokius dalykus. Nu, tiesiog bendruomenė. Tai jeigu norit prisijungkit, šiaip žiauriai gera vieta. Visi viens kitam padedam ir tobulėjom. Visi mes tam paliubom pasieksim daug, nes visi atsidavė žiauriai. Tai jo, prisijungit prie Discordo, jeigu norit. Parašykit man Instagramą, jeigu norit irgi. Pabendrausim, aš atrašau visiems. Jo, ką žinau. Turbūt tiek šiandien. Gera diena, nekantrauju, nerimauju, bijau, džiaugiuosi, bet bus žiauriai gerai. Tai va, šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir jo, pasimatysim kitą kartą. Iki.